Jeigu nueisim dabar į svorio metimą, riebalų deginimą šiek tiek ir mes jau kažkaip ir tu palėtei šitą temą, bet man įdomu, daugiausiai kas lemia, tai yra mityba ar fizinis aktyvumas pats. Nes aš suprantu, kuo tu mažiau valgai, kuo daugiau sportuoji, taip, bet mes turim vis tiek kiekvienas savo įvairias rutinas, kažkas kažko nenori keisti. Turbūt mityba būtų ta vieta, kur reiktų labiausiai įsižiūrėti. Gerai, aš manau, jeigu taip visiškai paprastai, nebandant šiandien labai kuo čia prabangiau išvardinti, ko nors, tai manau yra paprastas dalykas. Yra tiesiog 2 dalykai, ką reikia žinoti, norint numesti svorio. Tokie pagrindinis dalykas. Tai turi būti deficitas, tiesiog turi suvartoti mažiau maisto, negu tavo kūnui reikia, o tą deficitą kaip tu sukursi, tai čia yra 2 pasirinkimai. Arba maistą mažini, arba per aktyvumą. Nes tu, tarkim, daugiau vaikščiodamas, judėdamas per visą dieną irgi naudoja energiją. Tai jeigu tu valgai identiškai 2000 kalorijų ir nekeiti daugiau nieko, ir tiesiog vaikščiosi 2000 žingsnių daugiau, vaikščiai po 10, dabar po 12, tai susikrus ten porą šimtų kalorijų deficitas ir to maisto net nebereikės mažinti, nes tiesiog per energiją sunaudoja ir jau deficitas susikurs. Ir tada to svoris skris. Jeigu svoris nekrenta, reiškia, reikia tą deficitą didinti, bet tada irgi žmonės dažniausiai klaidą daro, kad jie per mažai valgo. O tada kūnas adaptuojasi prie to kaloražo, kurį tu mažai surenki, nes gamta lygiai taip pat irgi sutvėrė, kad jeigu mes būtume be maisto ilgesnį laiko tarpą ir medžiagų apykaita būtų vis tiek aukšta, tai kūnas pats save sudegintų vos ne iš vidaus. Todėl taip padaryta, kad kūnas prilėtina apykaitą, kad mes galėtume dar daugiau dienų ištverti be maisto. Tiesiog tokie natūralūs procesai, prie visko kūnas adaptuojasi. Tai reikia vos net tos procesus apgauti, tai reiškia, tu negali per daug dienų iš eilės valgyti mažai. Taip pat moteris, kurios irgi per mažai valgo kalorijų, tai būna ir sutrinka tos moteriškos dienos, visi hormonai vos ne. Tai valgai ten keletą dienų didesnį deficitą, bet tada reikia nepamiršti, tu užkrovos dienų vadinam. Suteiki vėl kalorijų tokį kaip bomba, tada pykta vėl užsikūrė, tada vėl grįžti į deficitą, kūnas toliau degina tą riebalų procentą. O kiek reikia tą deficitą palaikyti, nes man atrodo irgi kažkokia riba ten 200-400? Jo, tikrai nereikia ten 1000 ar ten 2, nes kai kurie žmonės ten atsiunčia, ten rašo, aš per dieną sudeginu ten 2000 kalorijų ten, ir suvalgau ten 2000, tai ten kaip pavyzdys. Ten yra crazy, būna ten, kurie ten, pavyzdžiui, dviračiais važinėja labai daug intensyviai, beveik nieko nevalgo ir tenai atrodo kaip. Tai tada, aišku, tas žmogus pradėtų daugiau valgyti, jam svoris iškart netgi kris pradėtų. Nes dauguma klientų gali net ir patvirtinti, jeigu net ir žiūrės šį video, net parašyti komentariuose, kad dauguma beveik visi rašo, kad valgo daug daugiau negu prieš tai ir krenta svoris. Nes dauguma nedavalgo, nes visi galvoja, nuo rytojaus aš mesiu svorį ir ten pradeda daryti valandą kardio ir nieko nevalgyti. Tada kūnas pripranta prie to kaloražo energijos, kuris sunaudoja per tą valandą kardio. Tai reiškia, kad kaip tu gali daugiau didinti aktyvumą, tai jeigu tu jau valandą darai, net būtų pilnai užteko, jeigu darytum 15 minučių, jeigu būtum niekada daręs, jau efektą duotų. Tai taip po truputį didini. Tas pats ir su maistu, tada per mažai valgai, piktas sulėtėja, atrodo, tu neturi jėgų, nieko nevalgai, tik 2 kartai per dieną man svoris nekrenta. Tas savaitgalis ateina, išgeria vieną ten kokteilį arba ten suvalgo kažką, svoris pakyla. Ir nesupranta, kas čia vyksta. Tada po tos klientas ateina, perdėliom viską, pakeliam kalorijas, tada ten žingsnių tiesiog padidinam per dieną, kardio sumažinam salį ir tas svoris tiesiog pradeda kristi žemyn. Okay. O įdomu, pagal kalorijas mes čia, tarkim, vyras vidutiniškai ten turbūt nuo 1,8, kokio 2,4, taip standartiškai turėtų sudeginti. Koks tavo kalorijų rekordas? Kiek sudegini maždaug ir kiek suvalgai? Labai skirtinga, bet sakyčiau dabar, esu tam irgi raumens augimo etape, tai dabar valgau kažkur 4800, o kada nuspręšiu, pavyzdžiui, jeigu norėčiau mesti svorį, tai sumažinčiau kokių 4500, tiesiog numažinčiau 300 kalorijų. Pridėčiau truputėlį aktyvumo daugiau, vaikščiot per dieną žingsnių rinkt ir jau svoris kristų. Ir tada gaunasi, kad nuo tų 4,5 kalorijų 1000 aš ten kas 2-3 savaitės vis patruputį mažinčiau ir mažinčiau tik tada, jeigu matyčiau, kada svoris nustoja kristi. Tai dėl to būna žmonės ir susigadina tą tokį kaip riebalų deginimo etapą, kai jie pradeda dietą jau nuo mažai maisto, nes kūnas tiek pripras anksčiau ir vėliau prie to maisto kiekio. Ir paskui, jeigu tu vos ten valgai, tai nebus kur mažinti ir nebus kur aktyvumo didinti. Tada reikia per naują vėl tokį restartą daryti, duoti kūnui pailsėti, užkelti kalorijas ir tada pradėti mažinti. Tai va čia tokių irgi niuansų būna. Kūnas įdomiai pristaiko, jis turbūt šiaip energiją pradeda imti, jauties mieguistesnis, ten labiau pavargęs. Taip, pavyzdžiui, būna moterių, pas kurias netgi nustoja svoris kristi tiesiog, tada krenta ir viskas užsiblokuoja. Ir taip nėra nekartą buvo, ypač su merginom, kuriam padedu ruoštis varžybom. Tai būnam padarom iš viso visą savaitę jokio kardio, nieko ir maisto irgi užkeliam ten plus kokius 300 kalorijų. Ir atrodo viskas atsigauna ir vėl svoris pradeda kristi. Nes ypač pas moteris pastebėjau labai tie tokie mechanizmai, tiesiog jeigu streso per daug yra, kūnas pats užsiblokuoja.
Tai va tokių niuansų. Ir dėl to, pavyzdžiui, labai gerai, kas liečia tą riebalų deginimo etapą, jeigu to gero off-seasono turėjai, tai reiškia, tą raumens auginimo etapą turėjai, daug valgiai ir nuo to didesnio maisto kiekio tu gali pradėti jau karpyti. Tai ar tu pradėsi dietą nuo 2000, nuo 3000, aišku, nuo 3000 bus daug lengviau. O kardio būtinas metant svorį? Ne, tikrai ne. Tai tiesiog yra paprastas energijos sunaudojimas, kurį tu gali pasiekti ir per maistą. O kažkiek mūsų medžiagų apykaita veikia turbūt vis tiek, ar ne? Jo, tai vis tiek viskas priklauso, aišku, weightliftingas, svorio kilnojimas labiausiai užkelia medžiagų apykaitą. Tas kardio tai labiau, sakyčiau, negi dėl širdies ir to ilgamžiškumo, V2 makso, kad širdžiai duoti stimulą, tai spintų pasidaryti arba kardio, kad pulsą užkelt, tai tas tikrai padės, bet tą patį deficitą tiesiog kardio padės lengviau sukurti. Aš vis laikas už tai, kad geriau daugiau valgyt, bet ir daugiau judėti. Gaunasi daugiau valgai, nebadau, nes vis tiek reikia nepamiršti, kad tų visų maistinių medžiagų mums visų pirma reikia organizmui gyventi. Tai reiškia, kad odai, organam, ląstelėm, plaukam, nagam. Ir tik tada visi kiti procesai, kaip riebalų deginimas ir raumens auginimas. Tai žmonės pamiršta ir galvoja, skaičiuoja, kiek čia man reikia deficito padaryti, kad tik nusimesti svorį. Bet jeigu tu per mažai valgai, tai plaukai slenka ir pats blogai jautiesi ir tada sutrinka hormonai. Tai aš kaip pirmoje vietoje visą laiką esu paskaičiavęs, taip žiūrim, kad kūnas gauta visų medžiagų, kur reikia žmogui ir tik tada jau žaidžiam su tuo pertekliu ir deficitu tų medžiagų. Tai reikia va šitą labiausiai nepamiršti. Okay. O žmonės numetę svorį dažnai susigrąžina? Jeigu tu tvarkingai darai be jokių badavimų ir drastiškų priemonių, tai ne, net negrįžti, nebent tu ten 2 savaitės nesportuosi ir valgysi bet ką, tai aišku. Bet jeigu toliau sportuosi, nes pasiekti figūrą yra sunkiausia, nes turi būti deficite, negali peržengti deficito, pasispaudyti tas 10 savaičių ir kai pasieki tą figūrą, kuri tau patinka, nes yra deficitas, tada yra ta maintain zona, išlaikymo zona, tai aišku, tu truputį daugiau valgai, kad išlipti iš deficito, kokie keli šimtai kalorijų, ir kada nori auginti, tu turi valgyti daugiau negu tau reikia. Tai yra tie 3 tokie etapai. Tai tarkim, pasieki figūrą, kuri tau patinka, tada valgai ten 400 kalorijų daugiau ir tavo svoris nei krenta, nei kyla. Tai reiškia, tu gali daugiau valgyti, jau svoris nebekris. Tada gali dažniau tos cheat meals pasidaryti, tiesiog vietoj vieno valgymo, kitą dieną tiesiog daugiau pavaikščios ir žingsnių parinksi. Ir tie netgi cheat mealai neišmuš tavęs iš vėžių, nes kai būni tvarkingai, be jokių badavimų ir tenais, tai sėki, kad tenais nebuvo jokių ten 1200 valgymo, ten visiškai atrodo prie mirties zonos, tai tikrai negrįš, nebus taip. Čia būna dažniausiai žmonės, kurie valgo kartą į dieną, badauja, susilaikinėja ir tada būna atsiranda tie vos ne tokie kaip psichologiniai dalykai, kad pradeda tiesiog valgyti ir kimšti tą maistą, nes ant tiek savęs stipriai riboja. Kai pradedi savį riboti, tada taip ir gaunas. Bet aš su klientais, kai dirbu, tai vis laikas, jeigu tenais būna šventė ir labai nori, tai aišku, suvalgyti tu, ką nori, bet tiesiog svarbiausia, kad kitą dieną vėl grįžti kitą savo rutiną. Tuos žingsnius surenkam, tos 12 000, tą vis tiek nueik į sporto salę, padaryk tą treniruotę ir tada tikrai nepakenki. Tai aš manau, kad tai reikia labiau traktuoti kaip gyvenimo būdą, o ne kaip tos 2 mėnesius kaip kalėjimo. Nes praeis ir tada viskas nutrūks. Tai atrandi. Nes tu gali vis tiek maistą gamintis kaip tik nori. Gali rinktis iš visų baltymų šaltinių mėsą ar žuvį, ar ten jūros gėrybės, tumas krevetės, kuris tau labiau patinka. Ten ryžiai, bulvės, makaronai irgi kas labiau patinka. Gaminės sveikai, žiūri, kas tau labiau patinka, maitinės, kartais savaitę leidai savo suvalgyti, ką nori ir tada tokiu kaip gyvenimo būdu ir taip laikais, nes atradęs tas, kas tau patinka ir tu bus visą gyvenimą toj savo formai. Mes dabar šiaip žiemos pabaigoje, vasario galas ir turbūt daugelis, kurie, nežinau, normaliai atrodo, neturi viršsvorio, nori tai vasarai pasiruošti. Kada laikas tą pradeda daryti, kad savęs per daug neskriaust? Aš manau, tokie 3 mėnesiai, tokie būtų saugus variantas. Po truputį pradeda daryti kalorijų deficitą, krūvį kelt. Taip, į savaitę po pusę kilo numetį, grubiai tariant. Taip, 12 savaičių minus kokie 6-7 kilai ir tikrai pilnai užtenka. Čia aišku priklausomai, nes kai kurie galvoja, kad jie yra daug storesni negu iš tikrųjų. Arba atvirkščiai būna. Tai aš manau, kiekvienas vis tiek. Aišku, kuo daugiau raumens turi, tuo daugiau kūnas degina riebalų. Nes kiekvienas kilogramas raumens degina apie 7-8 ar tai 6 kalorijas, tai kuo daugiau raumenų, tuo daugiau gali valgyti, nes reikia tos raumenis išlaikyti ir taip pat jie naudoja energiją. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.